Sveiki, jau 17 kartą vyksta jau tradicinė tapusi Lietuvos ekonomikos konferencija, kuri vadinama Lietuvos Davosu. Aišku, už lango čia nėra Šveicarijos Alpių, už lango tai yra Vilniaus dangoraižiai, tačiau nepaisant to, konferencijoje daugybė žmonių tiek verslo, tiek finansų, tiek teoretikų, tiek praktikų, kurie kalbasi apie tai, kas yra ir kas bus svarbiausia Lietuvos ekonomikai ateinančiais metais. Finansų ministerija, norėdama ir jūs supažindinti su šitomis temomis, parengė seriją podcastų, kurią šiandien ir jūs galėsite klausytis. Ir pirmasis mūsų pokalbis yra su Lietuvos Respublikos finansų ministrė Gintarė Skaistė. Sveiki, ministrė. Sveiki. Jūs ką tik skaitėte pranešimą, kuriame pristatėte Lietuvos ekonomikos raidos scenarijų šiems metams. Kadangi mūsų žiūrovai, ko gero, jo neturėjo galimybės klausyti, tai ar galėtumėme perbėgti per svarbiausius šito ekonominės raidos scenarijaus punktus? Na, turbūt scenarius yra labiausiai tikėtinas rezultatas, kuris galėtų nutikti ateinančiais metais ir vėliau. Tikslių prognozių matyti įvardinti yra neįmanoma, dėl to, kad situacija keičiasi ir ekonomika taip pat reaguoja ir įvykius, kurių šiandien numatyti yra neįmanoma. Tačiau vadovaujantis centriniu scenarijum, vertinant tuos makroekonominius rodiklius ir žinias, kurias turime šiandien apie energetikos kainų vystimąsi, darbo rinką ir kitus dalykus, tikėtina, kad Lietuvos ekonomika šiais metais turėtų augti 1,6% BVP. Sakyčiau, kad tai yra neblogas rezultatas, vertinant regiono kontekste, esam viena iš pirmaujančių valstybių, augimas taip pat yra dvigubai spartesnis nei Europos Sąjungoje, tas pats numatoma ir kitiems metams, augimas apie 3%, tai taip pat dvigubai daugiau negu Europos Sąjunga prognozuoja savo pačiai, tai sakyčiau, kad tai yra spartus gana atsistatymas nuo praėjusių metų, kuomet buvo matomos ekonomikos sulėtėjimas, kuris buvo jaučiamas pirmiausia turbūt dėl Europos centrinio banko politikos, kuomet pinigų kaina šiek tiek pakilo, tai ir paklausa šiek tiek sulėtėjo natūraliai ir investicijos matyt buvo tam tikra apimtimi apribotas. Tai žvelgiant turbūt į šios rodiklius, tikėtinas rezultatas yra ekonomikos augimas. Kitas turbūt dėmuo, kuris daro didelę įtaką, tai yra darbo rinka. Ir darbo rinka atrodo neblogai. Ir tai turbūt gan silpnas žodis, nes šiaip darbo rinka atrodo stipriai, nedarbo lygis stabilizavosi, neauga, sakyčiau, yra gana žemama lygiai, jeigu vertinant konteksto apimtimi. Taip pat užimtųjų skaičius augo tiek praėjusiais metais, planuojama, kad augs ir šiais metais. Tai reiškia, kad daugiau žmonių dirba, daugiau žmonių moka mokesčius, atlyginimai taip pat auga. Prognozuojama, kad šiais metais atlyginimo augimas turėtų būti apie 8,6%. Na ir žvelgiant turbūt į žmonių perkamąją galią, kas turbūt paprastam žmogui yra aiškiau, kiek jisai už savo tą augantį atlyginimą galės daugiau įsigyti. Tai infliacijos rodikliai yra žemiau 2%, atlyginimai turėtų augti virš 8%, pensijos virš 12%, tai reiškia, kad žmonių perkamoji galia tikrai atsistatys. Ta turbūt rodo ir vartotojų pasitikėjimo rodikliai, kurie vertinant Europos kontekste yra geriausi Europos Sąjungoje šiuo metu. Tai reiškia, kad lietuviai, nepaisant to, kaip kartais atrodo, yra šiek tiek optimistai. Na, ypač atžvelgiant į paskutinį laimės indeksą, tai jaunoji karta, kuri buvo pripažinta, kad jie mano, kad yra laimingiausi pasaulyje, tai apskritai čia, ko gero, ne tai, kad optimistai, bet čia jau virš optimizmo. Visi kalbant apie tuos dalykus, kurie, ko gero, skaičiuose atrodo gerai, tačiau prisiminimai išlieka žmonių šiek tiek slogesni, tai yra svarbiausia, tai dėl infliacijos, ar ne? Nes jos tas šuolis buvo, mes jau visi buvome užmiršę 90-uosius metus, kai būdavo tokie infliacijos šuoliai. Klausimas dabar, mes tikrai galime tikėtis, kad jau šitas pinigų srautai yra suvaldyti ir kad nebebus įmetama tokių kiekių, kurie buvo įmetami per COVID-ą? Na, matyt, COVID-as buvo visiems naujas ir didelis šokas, prie kurio visi nelabai žinojo, ką daryti, baimės akis buvo didžiulės ir daugas matyt taikė priemonės, kurios gal nebūtinai buvo pačios reikalingiausios. Ir tikrai pinigų kiekis patekęs į ekonomiką buvo milžiniškas, sąskaitos bankuose tiek verslo, tiek žmonių išaugo kosminiu greičiu ir natūralu, kad tai daro įtaką infliaciniams rodikliams. Ir energetinė krizė tik paspartino visą šitą procesą ir matėm, kad Lietuvoje reakcija kaip mažos atviros ekonomikos į visus šituos veiksnius buvo pakankamai didelė. Ta pati matėme ir kitose regiono valstybėse, kurios yra panašios į Lietuvą, kaip Latvija, Estija. Rodikliai ganėtinai buvo panašus, tačiau tikiu, kad ir vyriausybės politika, kuomet dalis priemonių, kurios nebuvo panaudotos energetikos krizės metu, kaip kompensacijos, jeigu matėm, kad energetikos kainos krenta, jos dalis lėšų buvo sutaupyta, jos buvo panaudotos deficito mažinimui, skolos mažinimui ir tikiu, kad tai prisidėjo ir prie disinfliacijos procesų. Ir šiuo metu
infliacija Lietuvoje yra viena iš mažiausių ES, ateinantiems metams turėtų būti mažiau 2% ir vėlesniais laikotarpiais taip pat turėtų apie 2% būti, kas yra tas esminis Europos centrinio banko tikslas. Nuskambėjo žodis, kad mes esame mažai ir atvira ekonomika, tai labai priklausome nuo eksporto, nuo užsienio rinkų ir situacijos jose. Kaip mes žiūrime prognozes, kokios maždaug yra prognozes, kaip apskritai pati ES, nes tai mūsų yra pirminė vis dėlto eksporto rinka ir kaip bendra pasaulio prognozė artimiausiu metu, nes nuo jo, ko gero, priklausys ir mūsų augimas. Jeigu žvelgiant į mūsų ekonominės raidos scenarijų, tikimasi, kad eksportai šiais metais turėtų augti apie 3,5%. Praėjusiais metais matėm susitraukimą ir didelė apimtimi, sakyčiau, tai buvo reeksporto sumažėjimas, kažkiek buvo ir lietuviškos kilmės prekių, bet reeksportas reikia turbūt pažvelgti ir giliau, kas tai yra. Didelė apimtimi sumažėjimas buvo tuomet, kai buvo sugriežtintos taisyklės prekių, kurios per Lietuvą keliaudavo į šalia Rusijos esančias valstybės. Tai reiškia, kad buvo pastebėta, kad bandoma apeiti sankcijas Rusijai per Lietuvą dėl mūsų geografinės situacijos, keliaujant prekiam per Baltarusiją į kitas valstybės, atseit į kitas valstybės šalia Rusijos. Tikėtina, kad dalis prekių patekdavo į Rusiją, dėl to buvo sugriežtintos reguliavimas. Lietuva įsivedė tam tikrą prekių sąrašą, kuris yra draudžiamas arba griežtai prižiūrimas. Ir tokiu atveju tikrai matėm po šių sprendimų reeksporto sumažėjimą. Tačiau iš kitos pusės tai yra gera naujiena, nes sankcijos yra užkardomos ir man atrodo dabartiniam kontekste tai yra svarbu. Ateinančiais metais tikimės, kad eksportas turėtų pradėti atsistatyti. Pirmiausia, turbūt dėl Europos centrinio banko politikos. Tikimasi, kad pradės palūkanų normos mažėti antrame metų pusmetyje, tai neišvengiamai turėtų duoti poveikį ir paklausai vakarų Europos valstybėse. Tokiu atveju matyti ir paklausa ten turėtų išaugti ir Lietuvos įmonės galėtų eksportuoti daugiau prekių. Tai bendras scenarius yra, kad turėtų augimas sudaryti apie 3,5%. Lietuva neturi priemonių monetariniai politikai, kadangi jie yra deleguota Europos centriniam bankui. Žodžiu, mes reguliuoti pinigų kiekio nelabai galime. Tačiau mes turime vis tiek fiskalinės politikos priemonės. Ir čia yra pajamos ir išlaidos. Kaip atrodys pajamos artimiausiais metais, o po to persime prie išlaidų? Iš kur mes tikimės jų augimo? Turbūt iš ekonomikos augimo, kadangi prognozuojama 1,6% bendrojo vidaus produkto augimas, natūralu ekonomika auga, tikimasi daugiau surinkti ir iš augančio vartojimo, natūralu šiek tiek iš pridėtinės vertės mokesčio pajamų, bet turbūt esminis variklis dabartiniu laikotarpiu yra pajamos iš darbo užmokesčio, nes darbo užmokestis auga sparčiai, darbuotojų skaičius taip pat auga, tai reiškia, kad prognozės, kurios buvo padarytos rengiant biudžeto projektą dėl gyventojų pajamų mokesčių, dėl socialinio draudimo įmokų, jos yra vykdomos šiek tiek geriau nei buvo galima prognozuoti ir tai atsveria matyti sulėtėjimą ten pridėtinės vertės mokesčio, kurį buvo matę metų pradžioje. Tai sakyčiau, kad turėtų prognozės, kurios buvo padarytos darant biudžetą, dėl skirtingų priežasčių matyti gautis panašiai, kaip ir buvo suprognozuota. Galbūt šiek tiek mažiau pridėtinės vertės mokesčio, bet to pačiu atsistato pajamos per gyventojų pajamų mokestį. Dar vienas toks įdomus rodiklis, kuris irgi kartais netgi dažnai daro įtakos ir taip pačiai infliacijai, yra produktyvumas. Kaip auga produktyvumas, kaip atrodo Lietuvos darbo jėga produktyvumo prasme, jo augimo prasme? Labiausiai produktyvumas auga tuose sektoriuose, kurie yra orientuoti į aukštą pridėtinę vertę ir į eksportą. Ir man atrodo, tas yra labai svarbu, nes vertinant, tarkim, darbo užmokesčio augimą ir minimalios mėnesinės algos nustatymą, dažnai yra sakoma, kad tapsime nekonkurencingi. Bet tenka pastebėti, kad ten, kur mes tikrai varžome su kitomis valstybėmis, eksportuojančiose sektoriuose, kur tikrai darbo užmokesčio lygis, matyt, veikia kaštus įmonių, ten produktyvumas auga sparčiau negu darbo užmokesčio augimas. Tai sakyčiau, kad bendra strategija didinti žmonių pajamas, auginti darbo užmokestį, visgi jinai duoda postūmį pozityviąją prasme. Tos įmonės, kurios eksportuoja, jos matyt investuoja daugiau į technologijas ir produktyvumas žmonių taip pat auga ir man atrodo konkurencingumo prasme eksportuojamčiose sektoriuose mes atrodom gerai. Tarptautinis valiutos fondas, kuomet lankėsi Lietuvoje, taip pat vertino mūsų tą išorinį konkurencingumą. Jų nuomonė, kiekvienais metais yra tam tikra rizika, kad spartus darbo užmokesčio augimas gali paveikti konkurencingumą, bet kiekvienais metais atvykę jie sako, kad visgi ne, poveikio kol kas nėra ir tikrai išorinis konkurencingumas yra išlaikomas. Ir tada dabar apie pajamas. Kaip keisis jų struktūra, tai ne pajamas, išlaidas, kaip keisis išlaidų struktūra. Galbūt atsiranda nauji prioritetiniai sektoriai, kur mes nukreipsime savo išlaidas.
Na, vyriausybės strategija visuomet buvo didinti žmonių pajamas ir, man atrodo, tai duoda rezultatą. Vartotojų pasitikėjimo rodikliai yra dideli, laimės indeksas taip pat, nežinau, kiek tai tiesiogiai koreliuoja, bet visgi matom ir vartojimą atsistatantį, kuomet žmonės turi daugiau lėšų, matyt, gali daugiau išleisti ir toks bendras visos visuomenės augimas, man atrodo, solidariai yra svarbus. Tuo pačiu, matyt, ateina ir naujai iššūkiai. Jeigu anksčiau didžioji dalis investicijų būdavo iš ES struktūrinių fondų, iš europinės paramos, tai tie tradiciniai sektoriai, kaip inovatyvios pramonės skatinimas, kaip ekonomikos transformacija, švietimas, visa tai vyksta. Tačiau kalbant apie naujus iššūkius, vis tiek matom situaciją, geopolitinius kontekstus ir naujus iššūkius, kuomet Rusija žvangina kardais jau kuris laikas. Ir jeigu norime būti saugi šalis, jeigu norime atrodyti kaip nepatrauklus priešininkas savo kaimynų iš rytų, turime bendrai su visomis regiono valstybėmis stiprinti savo pajėgumą, pritraukti partnerius būti Lietuvoje. Todėl labai svarbus yra susitarimai su vokiečiais dėl vokiečių brigados turėjimo Lietuvoje. Taip pat sprendimas turėti nacionalinę diviziją su tankų batalionu. Žinau, kad yra įvairių nuomonių apie kokius pajėgumus kariuomenė turėtų vystyti, bet visgi turėjimas nacionalinės divizijos leistų veikti kaip savarankiškam vienetui gynybos planuose ir tas yra vienas iš strateginių tikslų įvardintų mūsų valstybės gynybo tarybos. Tas sprendimas kaip ir yra padarytas ir tuo pačiu nauji planai, apie kuriuos yra kalbama, yra visuotinio šaukimo projektas. Jeigu norime būti nepatrauklus priešui, atgrasyti, visgi turime turėti ir didesnį pajėgumą, daugiau žmonių gebančių gintis ir visuomenę pasiruošusią gintis. Visiems šiem 3 projektam reikia papildomų finansų ir matyt jau nepaslaptis viešoje erdvėje vyksta diskusijos apie tai, iš kur tos finansus pritraukti. Bendroje lentelėje, jeigu taip suskaičiuoju, kiek papildomai reikia šiem 3 projektam įgyvendinti, virš tų kasdienių 2,5%, kurie yra investuojami į kariuomenės modernizaciją, amunicijos įsigijimą, reikia apie 0,5% BVP kasmet, o tiem pikiniam metam reikia ten papildomai nuo 100 iki 450 milijonų atskirais metais, priklausant nuo konkrečių reikalingų investicijų. Tai manau, kad reikalingas platus politinis sutarimas, nes investicijos reikalingos čia ir dabar ir jos reikalingos dešimtmečiams į priekį. Todėl tikiu, kad premjerės inicijuota ta diskusija dėl gynybos susitarimo, dėl tai, iš kur galėtume paimti tuos papildomus finansus, jinai galėtų duoti vaisių. Dalyvauja tiek verslas, tiek profesinės sąjungos, tiek ir politikai, kurie matyt galų gale už tuos sprendimus balsuoja. Tikiu, kad susitarti galime, nes poreikius realiai identifikuoja visos politinės partijos, kurios dalyvauja šitam debate. Bet nepaisant to, kad šitie skaičiai skamba absoliutinė prasme įspūdingai, bet vis dėlto, ko gero, jie yra ir čia atlikime tie mažą edukacinę misiją, paaiškindami žmonėms, kad vis dėlto nepaisant viso šito, liūto dalis biudžeto suvalgo sveikatos apsauga, švietimas ir socialinė apsauga. Ir tai, kodėl ilgą laiką nesikeis. Netgi vertinant turbūt augančias išlaidas ateinantiems metams, jau apie 1,5 milijardo išlaidų yra užprogramuotas jau tiesiog įstatymais, kurie yra Seime priimti. Žmonės net nepagalvoja, auga ekonomika, didelę dalį išlaidų tiesiog nukreipkime krašto apsaugą ir kur yra problema. Bet turbūt ne problema, bet esama situacija yra tokia, kad didžioji dalis yra išleidžiama būtent pensijų indeksavimui, darbo užmokesčio mokėjimui. Tas pats padidinimas mokytojų atlyginimo šiais metais, jisai visa apimtimi susideda į kitus metus. Tai tiek pensijų indeksavimas, socialinių išmokų indeksavimas, atlyginimų mokėjimas jau yra 1,5 milijardo eurų išleistų pinigų, kurie šiandien dar yra net neuždirbti 25 metais. Tai biudžetas yra įtemptas ir tikrai liūto dalis keliauja socialiniai apsaugai, tai yra didžiausias banginis visame biudžete. Toliau yra švietimas, sveikata. Ir gynyba užima apie 10% paprastai valstybių išlaidų, tačiau tiesiog šiuo metu mes turime padaryti papildomą postumį ir matytai neišvengiamai kelia klausimus, ar galima kažko atsisakyti, mano nuomonė jau nebe, tai reiškia reikalingai papildomi šaltiniai. Jo, palyginimui tarpukario Lietuvoje gynybai būdavo skiriama 30 ir dar daugiau procentų. Kartais netgi būdavo metų, kai pusė viso biudžeto buvo skiriama vien gynybai. Dar vienas klausimas, kuris irgi, net ne klausimas, o atspalvis, kuris nuskambėjo šiandienos pranešime, tai yra žalieji finansai, žalia ekonomika ir apskritai žalumo aspektas. Ką apie jį plačiau galima papasakoti ir investicijų prasme, ir apskritai požiūrio į valstybės raidą?
Na, žalias kursas turbūt nėra kažkas naujo, čia yra tendencija, kuri buvo Bet dėl ES. jo vis dar ginčiamasi, ar dabar metas, ar reikia tiek, ar reikia taip. Bet man asmeniškai žaliasis kursas yra pirmiausia turbūt mūsų atsinaujinanti energetika. Ir aš labiau žiūriu į tai kaip į nacionalinio saugumo klausimą, nacionalinio nepriklausomumo klausimą. Nes pamatėm, kuomet prasidėjo Rusijos karas Ukrainoje, dar prieš karo pradžią, Rusija jau ruošėsi tiem veiksmam, primažino dujų tiekimą Europai. Kainos sukilo žvėriškai ir mes pasirodė, kokie esam priklausomi. Nepaisant to, turim, kad suskystintų dujų terminalą, galim pirkti iš kur norim, bet tarptautinės rinkos mums daro poveikį tokį, kokio mes išvengti negalime. Ir pasimatė, kad iš ties trečdalį elektros pasigaminam Lietuvoje, 2/3 importuojam, tai reiškia, kad esam vis tiek priklausomi nuo tų pačių rusiškų dujų, jeigu ir ne per tiesioginį kanalą. Tai man atrodo, mūsų nacionalinio saugumo ir stiprybės išlikimo klausimas yra ne tik tai gynyba, atgrasimas, bet lygiai taip pat ir energetinė nepriklausomybė. Ir jos stiprinimui labai svarbu investuoti į atsinaujinančią energetiką. Neturim dujų, neturim anglių, neturim naftos, bet turim vėją, saulę, jūrą. Matyt, galim priimti kitus sprendimus, kurie padėtų mūsų verslui turėti žemus energetinius kaštus, o to pačiu ir garantiją, kad tikrai turėsim tos elektros tada, kada jos reikės. Kiekvienas scenarijus, dažnai kalbama, kad kiekvienas mūšio planas netlaiko pirmojo kontakto su realybė, kaip ir bet kuri būtų remonto samata netlaiko pirmojo kontakto su realybė. Ir vis dėlto, aš įsivaizduoju, kad ir finansų ministerijoje jūs bandote kartais modeliuoti ir prognozuoti, o iš kur gali pasirodyti ta kita juoda gulbė, tas netikėtas faktorius, kokiu tapo pandemija, kokiu tapo karas, nors dėl karo kiti žmonės ginčiasi, kad tai buvo galima prognozuoti. Bet vis dėlto, kai jūs galvojate, koks faktorius didžiausia kelia nerimą ir kokio jūs labiausiai norėtumėte išvengti, būtent tos netikėto faktoriaus. Na, šios kadencijos metu turbūt buvo trys didieji dalykai. Migrantai. Tai yra COVID, migrantai ir tuomet karas, kuris turėjo poveikį per energetiką, per infliaciją, per matyt saugumo bendrą situaciją. Ar įmanoma numatyti, kas gali dar nutikti, turbūt yra sudėtinga. Rengiant ekonominės raidos scenarijų visuomet yra įvardinamos ir tam tikros rizikos, pozityvios, negatyvios. Ten yra tokie faktoriai kaip karo poveikis, kuris jau dabar vyksta, yra tokie faktoriai vertinami kaip galbūt artimųjų rytų krizės didesnė eskalacija, energetikos kainų didesnė eskalacija, matyti ir dėl OPEC sprendimų gali būti įvairių eskalacijų, gali būti poveikis ir to, kad Ukraina šiuo metu sprogdina tam tikrus oil refinery, naftos perdirbimo įrenginius. Ir tai vienaip ar kitaip daro poveikį energetikos sektoriui, tai gali ateiti kažkaip pas mus, bet ar tai bus didelės apimties dalykai, matyti ne. O to, kas tikrai gali padaryti didžiulį poveikį, mes šiandien turbūt numatyti tiesiog negalime. Tai scenarijus yra tam, kad žinotume, kaip turėtų būti, jeigu visos prielaidos pasitvirtins tokios, kokios jos yra šiandien. Ir dar jau visai nuo pabaigą klausimas vėlgi, tokia ekonomika kaip mūsų ir tokie valstybės finansai kaip mūsų, ar mes turime kažkokias pagalbės, kurias galėtume pasidėti tiems atvejams, kai kluptelime? Na, paprastai finansiniais terminais mes tai vadiname fiskalinė erdvė. Fiskalinė erdvė, o žmogaus atveju, paprasto žmogaus santaupos, sakykime. Ir tai sakyčiau, kad fiskalinė erdvė yra, jeigu paprasto žmogaus atveju tai yra santaupos, tai valstybės atveju tai matyti daug dėmenų lemia tą fiskalinę erdvę. Vienas iš turbūt pagrindinių dalykų yra maža skola. Maža skola reiškia, kad mes esame patikimi, mes galim daugiau skolintis ne už didelius kaštus, mūsų kredito reitingas yra geras ir tai yra taip pat finansinė pagalbė, kurios kartais prireikia. Taip pat yra mūsų rezervai, kurie yra laikomi ir privalomos sveikatos draudimo fondų, sodros biudžete. Tai sakyčiau, tam tikra pagalbė yra, bet esminė turbūt mūsų fiskalinė erdvė yra mūsų pavyzdinga elgsena. Jeigu mes tik pradėsime elgtis kaip išlaidūnai, neatsakingi žmonės, tuoj mūsų skolimosi kaštai išauktų ir matyt skolos aptarnavimas taptų tokia našta, kurios mes nenorime turėti. Tai aš sakyčiau, kad mūsų pačių elgsena yra geriausias rodiklis. Kol mes esame fiskaliai atsakingi ir galima mus prognozuoti, tol ir mūsų bendri kaštai finansų aptarnavimo yra stabilus. Jo, kaip žmonės ir sako, kad geriausia pasaulyje valiuta yra reputacija. Taip. Tai ačiū ministrė ir sėkmės, kad šitas raidos scenarius taip dėliotųsi, kaip jis yra numatytas ir be jokių juodų gulbių, bent jau šiemet. Ačiū. Dėkui.